Labas rytas ir čia. Per visur. Yra užtinimas biški, bet nėra ko norėt, kaip sakant, ne rojaus sąlygom miegam. Tai va, kukurūzų šmėklas visokios neatėjo pas mane. Visai gerai išmiegojau. Nu kaip gerai. Nu tas kietumas, tai aš princesė esu, ant žirnės net jaučias. Tai tas kietumas nėra labai fainai. Šiaip va, buvau dekį labai gerai čia užsitiesus, varčiausi. Ir šiaip keista, nu gerai nekeista, dabar supratau kodėl. Priekinis langas užrasojo, o čia va, saulytė šviečia. Puikiai. Puikiai. Tai vat. Keliuosi, ruošiuosi ir varau į Aušvico stovyklą, nes neturiu labai ten daug laiko, nes dar nuvažiuoti reikia. Tai vat, parodysiu gal pusrytukus. Su kukurūzų laukais ir tolumoje kalnais. Tobula. Čin čin. Užsidėti pavalgyti yra. Pasiėmėm kėdutį. Sėsiu va ten, kur kalnai matysis. Paliekam kukurūzų laukus, varom link Aušvico stovyklos, valanda kelio, dabar yra po 10, tai turėčiau būti apie 11, man ten laikas 12:30, tai dar galvoju, kad spėsiu gal kažkiek pamontuoti vakar dienos vlogo, nes užmigau apie 9 vakaro ir ten realiai pamontavau gal pusę, na tai ir ką veik dar, turim traktoriuką jau pradėjusi važinėti. Nežinau, ar aš šiandien jo laukuose važinėjau, bet gal nesupyks, kad jau pabėgu. Tai vat, lekiu. Jeigu leis pafilmuoti, tai pabandysiu tą stovyklą pafilmuoti, bet truputį abejoju, kad leis. Galimai nelabai. Bet nu, kažkiek papasakosiu gal, kaip įspūdžiai bent jau. Ir po to į Zakopanę. Tai jau kai lėksiu į Zakopanę, kaip sakant, pranešiu. Iki greito.
pigesnę vietą, tai galvoju, sustosiu tiesiog pasipildyti vėl iki pilno. Išleisti 20 eurų 52 centai. Čin. Tai va dabar sėsiu čia degaliniai pamontuoti kažkiek dar videką vakarykštį, nes dar ten yra laiko. Yra ką paveikti, taip sakant. O turim 11 valandą. Dar 1,5 valandos liko iki stovyklos. O važiuoti 8 minutės. Tai va, sėdu pamontuot. Ir susitiksim prie stovyklos. Parkingas 7 eurai 5 centai. Prisipirkau labai tik tai arti mašina. Tokios mažos vietikės, kad ujujui. Tai va, susirenku šmutkius ir varau į stovyklą. Gal neuždarys. Tai va, einu susipakuoti visokius kompus, kad neliktų ant vaizdo. Kad ir parkingas čia mokamas, bet manau uždaužyti langus visur gali. Karočią, labai durnai atvedė Veisas prie įvažiavimo, kuris dabar yra tvarkomas. Ir mane nusiuntė į parkingą šone, tipo to įvažiavimo. Ir gaunas, kad patekti į tą muziejų, turi eiti aplinkui. Tai dabar 15 minučių paeiti reikia. Nu, bet ką padarysi? Klausimas, ar ten prie pato muziejaus būtų buvę, kur parkuotis, nes e-mailą, kur gavau su bilietu, rašė, kad mokamas parkingas. Taip, nu tai įdomu. Ar čia tas, kur dabar aš prisiparkavau, ar kažkur yra arčiau. Nu, bet jau realiai jau nieko nepakeisi, vaiko neatsuksi atgal. Tai va, einu save užsidaryti realiai koncentracijos stovyklą. Savo norų. Kaipgi ne, aš jeigu nesu prikolais. Tai atvariau. Aš kadangi buvau internetu nusipirkus bilietą, tai viskas buvo greičiau, nereikėjo ten eilėse stovėti. Bet nuo ryto aš kišeniai turėjau peiliuką, kur dariau sumuštinius. Nu tai spėkit, čia yra patikros, kaip oro uoste, ta prasme, praeini pro vartus, praskanuoja tave, pasidėtus daiktus ir praskanuoja. Nu ir rado tą peilį. Sakau, tai meskit lauk, žinai. Tai sako, jeigu nenori išmesti, išeik, sako, ten lauke yra vieta, kur gali pasidėti daiktus savo. Nu tai okei, nubėgau, man ten buvo likusios 5 minutės jau iki starto. Nubėgau, susimokėjau aš ten zlotą, eurą. Pasidėjau aš tada visą kuprinės, galvoju, nepaklausiau dėl kameros, galvoju, po to vėl grįšiu, vėl sakys, kameros irgi negalima, tai po to vėl eik atgal, nebespėsiu, nu žodžiu. Tai iškart pasidėjau viską. Ir pasirodo, kad buvo galima filmuoti. Na, bet jau yra kaip yra. Pačiam Aušvice nieko nenufilmavau, tipo, bet su telefonu kažkiek pafotkinau. Tai kiek atsiminsiu, galėsiu papasakot. Šiaip, nu, verta. Ta prasme, tikrai turi nors kartą gyvenime atvaryt, kad suprastum, koks šūdas čia vyko. Visi tiesiog buvo čia vežami ir galvojo, kad jie važiuoja į geresnį rytojų. Kad, kaip sakant, gaus darbo, geriau gyvens, visos šeimos važiavo, tikėjos, kad visos šeimos kartu ir liks. Bet atvežus juos su tais traukiniais, su tais vagonais, išlaipindavo visus, tada atskirdavo vyrus nuo moterų, nuo vaikų, nuo močiučių visokių, nuo senjorų ir sustatydavo į 2 eilės, pasakydami, kad jie po to susitiks dar. Ir visi tie silpnesni būdavo nuvesdami tiesiog į ale dušus, kaip jiems sakydavo, kad jie dabar turi nusirengti,
pasikabinkit rūbus ant kabyklos, įminkit numeriukus, ant kurio pasikabinat ir eisim tipo į dušą. Nu ir tada juos visus suleisdavo tiesiog į tą dujų kamerą. Tuos visus silpnesnius. O stipresnieji eidavo nusifotografuot, gaudavo kiekvienas jo savo individualų numerį. Nu ir jie taip dirbdavo iki tol, kol numirdavo. Tai jiem buvo leista atsivežti su savim po 30 kg bagažą. Tai jie tokius paklodę susipakuodavo savo tas daiktus. Aišku, visi tie daiktai išeidavo visiems naciam. Jie ten atsiskirdavo, kas jiems reikalinga. Atmėtydavo atskirai rūbus. Įmesiu fotkę, kaip atrodo, kiek žmonės pasiėmė visokių puodų, visko, tikėdamėsi, kad viskas bus gerai ir jie tiesiog geriau gyvens. Nuskusdavo plaukus, o plaukus pardavinėdavo. Ir dabar šitam Aušvice yra paliktas kambarys su 2 tonom plaukų. Tai tos vietos neleido fotkint, nu, nes čia kaip ir žmogaus dalis. Tai šiurpiai atrodo iš tikro, negaliu meluoti. 2 tonos plaukų, įsivaizduokit, krūvoj. Tiesiog nukirptos kasos moteriam, žilų plaukų, visokių žiaurų. Kas vyko ir kokie žmonės ten buvo ir kokiais kiekiais. Ir pavyzdžiui, tam kažkokie, nu žodžiu, tam atskirai čia 10 minučių nuo Aušvico, toj stovyklai. Tai ten suveždavo irgi su tuo traukiniu. O čia įmesiu irgi gal videką, kaip atrodo, kad vadindavo Train to Nowhere, nes jisai tik iki ten ir važiuodavo, niekur kitur daugiau. Ten jisai sustodavo ir, kaip sakant, niekur toliau. Įkelsiu, kaip atrodo barako vidus, kur jie miegodavo. Tai vienam aukšte miegodavo po 4-6 žmonės. Kai kurie turėdavo tos matrasus, kai kurie tiesiog miegodavo ant šieno. Ir yra 3 aukštai. Vienas o tas apatinis, kur pats blogiausias, kur žiūrkės, ta prasme, ėsdavo silpnesnius, kurie jau nemoka apsigint, ant kurių bėgdavo iš 1-2 aukšto visokie žmonių mižalai ir taip toliau, nes tiesiog tūlikų jie turėdavo ten ryte ir vakare po 1 kartą, visi vienu metu. Tai kas spėdavo, kas nespėdavo, tai pusę, kaip sakant, darydavo jau miegodami. Mokina su mocu. Tai lėksim į chatytę. Pagaliau lovą gausiu, dušą. Tik reikia nusipirkti šampūną, kol dar čia vietoj. Tai reikia staptelt kokiai pardai. Ir įsiprausti, dušo želė. Ahuienai. Ką jau netoli parkingo. Į mašinytę, iki pardės. Ir varom į chatytę. Šiandien bus jaučiu tiek nuotikių, nes jau pavargau tai belia kaip. Daug prisivaikščiau, daug informacijos, daug nekokios informacijos. Tai irgi vargina. Tai vat. Dar holiukas iš Bedronkos. Išleidom 13,36. O tokia bankė šampuniuko. Kaip sakant, viskam. Kolytė. Pistačios. Ir pomidoriukas pusryčiam. Tikiuosi, kad mėsytė dar nesugėdo. Čia, lekim.
turiukas iš chatos. Tai vat. Gavau va tokį dvigubą su sava vonė. Na, vonė, dušiuku. O kitais yra savas tulikas. Ahujiena. Zajebys. Šiaip labai malonus, maloni moteris, kuri priėmė, jinai šiaip angliškai nešneka, bet atėjo jos jaunas sūnus, tai viską išvertė, viską paaiškino, žodžiu. Va, pasiėmiau ir antrą naktį iš karto, nes čia realiai 18 euriukų. Na gerai, tuoj pažiūrėsiu, kiek nuskaitė už antrą naktį. Likiukas. Spinta. Neprireiks. Mano backpack. Gerai, bandau Wi-Fi pasijungti, tada pasakysiu, kiek iš tikro kainavo. Kainavo tiek pat 18,8. Išsimiegota bus. Va. O, nemačiau. Kad tikrai saugiai.